Ahoj! Po, kaip čia visą laiką buvo pliusas, dabar minusas, tai jaučiasi. O, žvirblių pilna. Ką, einam pas vištas. Paleisiu aš jas. Vanduo net įšalęs. O ne vištas? O ką jūs? Laukite eilės? Irgi kietos. Nu, gerai, einam. Toks visai, sakyčiau, žvarbus oras. O, jau Danieliai manęs laukia. Tie tai visą laiką manęs laukia, ar taip? Taip. Bet tai pašalia, tai nejuokingai. Nesilpnai. Ką jūs be manęs norite eiti pirmiausiai pas triušius? Palaukit. Kaip savaitgalis, tai galiu daugiau laiko skirti gyvūnams. Bet tai dabar šalta, tai ką tu ten jiem priskirsi to laiko. Ai, kai čia, neatsitasius. Kaip ir kas kartą, avižos su žirniais. Žiūrėkitės, nėra nieko. Ai, atvaro. Atvaro. Jie pripratę anksti. O. Namas. Žiūrėk dar. Koks ledas. Oho, koks ledas. Ir taip, škery! Matau, kad nelabai ėda šitą šieną. Per daug grūdų gal duodu, jau laukia pastoviai. Tai tik paknaisioja ir nieko gero. Ką, mano samis? Ar pradėjau remontuoti? Ne, nepradėjau samio remontuoti. Su motociklu remontais užsiimu. Jeigu kam aktualu ir įdomu motociklų remontas ir norėt pamatyti pirmieji mano turinį, tai Contribui yra įdėtas video. Nu, labą dieną, labą vakarą, labą rytą. Kalvą apsiauti. O tai čia. O, kiek išveri. Kliuką parsisiunčiat manualą. Ir va viskas angliškai. Tai tuo pačiu pirmieji pamatysite mano video Contribui platformoje. Jie yra mokama. Ir paremsite mane ir mano video ir mano daromas veiklas. Tai ačiū, kas prisidedat, kas neprisidedat, o tik žiūrit, tai džiaukitės, kad rodo. Ką, dabar dar paduosiu šieno, bet prieš tai vėl kaip visą laiką aš pamėginu su šakėm sukedenti va visą šitą šienelį, nes būna tikrai dar galima ką ėsti, bet kad jie nelabai ėda. Įsiknaisioja. Šiaip tai per daug gal šeriu. Mačiau, kur nuvežiau šieną praeitą savaitę žmogui. Tai iš vis va tokius duoda ėsti, kur aš jau išmetu. Na, aišku, aš čia išmečiau, bet tai dar Danieliai, matau, persikrapšto. Persirankalioja. Tai va tai. O ten sušeri iki smulkmenos. O aš tai va, jau šitus surenku. Išmetimui va šiaudgalius sugreboju. Ir dedu į tą krūvelę. Po to sudeginu, sunaikinu.
Tai va virš šakų atnešu ir visko. Va taip va. Čia nedėjau, tik sukedenau. Nu, žodžiu. Tikrai, va šitus tai įsirankioja visus. Va. O tokius, va, tokios va žolės smilgos nelabai mėgsta. Bet, va, jau surinko. Ir ką tu jiem? Surinkot jau visus grūdus, ne? Eisit skanaut. Aha. Duok petaką. Neduoda. Žodžiu, atneš dar vandens reikia, kad ne taip greitai iššaltų ir užšaltų. Šalta žvarbu, tikrai žvarbu, nesitikėjau iš pat pradžių, kad bus toks žvarbumas, bet jisai yra. Dabar, kai garažas mano dar nešildytas, ten kur mocus tvarkau, tai irgi nemalonu eiti dirbti, bet eisiu pabaigsiu tą hondelę. Ir noriu sumontuoti video į Contribui, kad būtų grinai viskas, visos 3 dalys apie hondelės remontą. Tai va taip, po truputį daugiau pabandysiu ir dažniau kelti turinį norintiems šiokio tokio didesnio dėmesio, o tą didesnį dėmesį, manau, galėsiu padaryti Contribui platformoje. Stengsiuosi bent 4 video papildomus arba pirmuosius įkelti į Contribui kas mėnesį. Tai va, tai faktiškai, jeigu pasiprenumeruosite mano Contribui, pats minimaliausias mokestis 3 eurai yra mėnesiui, tai gausite pirmieji išskirtinį turinį pamatyti. Už kiek čia, vienas video euro nekainuos. Nėra šilta čia. Čia katilinė, bet nelaikau atidarytos. Šiaip kaip palaikai atidaryta, tai čia greitai prišyla, bet sakau, čia nebaigtas projektas. Tai va, kas šitai hondeliai atsitikė, tai jau karbą kaip ir buvau suremontavau, tai kaip sakau, jei ne karbas, tai dar kažkokie kiti niuansai. Tai va dabar kaip tik jungsiu kamerą, bet tas video pirmasis pasirodys Contribui. Tai va pradėsiu filmuoti į Contribui turinį apie šitą motocikliuką. Tai nusipirkęs dalių, jau čia pakeitęs ir filtrus, ir šiokias tokias kitas elektroninės dalis. Tai va, tai po savaitės stovėjimo pabandysiu vėl grįžti ir atsiminti, ko čia trūksta. O trūksta tai uždegimo reities, tai reiškia, ji buvo bloga. Tai gerai. Aš keliuosi filmuoti į Contribui video, o jum pratęsiu šitą vlogelį, kaip eisiu prie ūkio. Ar šiaip ką nors veikti. Žiūrėk, kas čia. Giedrys įsikraustė iš proto. Ar ką, eis gyvent palapkiai? Ne, hebrytė, neįsiu gyvent palapkiai. Tiesiog tai mano naujas pirkinukas. Kiniška palapinėlė. Pabandysiu kinišką. Tai va, pabandžiau. Nes tas haškis man ant dviračio nelabai tinka. Bet iškart pamačiau, kad pramąstymo mažai. Vietos viduje normaliai. Tai vat norėjau įsipakuoti, pasižiūrėti, kaip jinai dirba. Bet tokis, kai sakau, nu, lengva lietų atlaikys. Stipraus nelabai. Komplektuojusi kuprinytę, inventorių ir truputėlį gal vasario pabaigoj, kovo pradžioj pabandysiu
žygį pasidaryti su vienu draugu. Aišku, viską filmuosiu, viską jam rodysiu. Tai dėl to truputėlį perkuosiu tokį inventorių iš gyvenimo bushcraftinimo. Inventoriukas. Labas rytas, sako tau Giedrys. Oho, rekordinis šaltis. Žinot, kiek tas rekordinis šaltis? Šiandien va šiai akimirkai pas mane mini ūkyje, sodyboje lygiai -10. Lygiai. Ir dar turi tokį vėjuką. Tai taip ranką va taip laikant, tai gaivu rankai, gaivu. Nu jo. Nuo ko pradedu, užkūriau krosnį, tegu kūrenasi. Kambariai nėra šalta, bet gaivu. Ir toliau pradedu nuo šilto vandens tįsiojimo. Esu katilinėje pasidarę šilto vandens kraną iškart iš boilerio. Tai paukšt. Va, bėga iškart šiltas. O, ir pas jūs ledas, ne? Atsargiai nenušalkit skiauterių. Ai, tai reikia pas Danielius. Ką Danieliai sustirė nuo šalčio. Taip, Kensai? Ar taip, gražuoli Kensai? O, ledas tai čia rimtas. Bet va šiltu vandeniu atšildinsim. Gerk, Kenseli, gerk. O, kiek atitirpo Kevino plaukų gaurų. Nu ir kaip ir visą laiką tradiciškai 2 šitie avižų ir 1 ryžių. Ne ryžių, bet žirnių. Taip, pakasysim kaklą. Taip, kaklą. Neduodi kaklą, bijo kaklą. Taip. Kensinai, bijo kaklą. Šaltis tik spustelėjo ir jau apėdė. Net ir šitą smulkę žolytę. Aha. Gana čia įsityčiot. Va. Nes kol dar nešalta, gal taip nėra alkani Danieliai, bet va tik šaltis ir jau ėda ir visą šitą šieną. Nors čia geras, kokybiškas šienas, bet va čia kitokia jau žolytė. Va tokia smilga, tai nelabai jos nori. Viskas būtų jėga, jeigu, žodžiu, šalta tai šalta, bet nebūtų vėjo. Bet argi pas mane mini ūkyje nebus vėjo. Kaipgi Giedrys be vėjo. Tai žvarbu, -10. Bet taip va palaikytų keletą dienų ir beveik galima sakyti, priprasčiau. Ką, Gaidelį? Ko būni susitraukęs? Triušelį. Ko būni susitraukęs? Bėga, storus lašinius neša virš tos, ne? Girdite, ir jūs, kad tvarte bardakas. Kas čia vyksta? Gaidelį. Einat iš čia. Einat. Ką jūs čia darot? Gražuoliais. Bardakinat. Šakės.
Duosiu kukurūzo biškį savo šitom senėm. Va. O čia tai neužšalęs vanduo, bet kad jau pasibaigęs. Ai ne, bando truputėlį šalt. Vis dėlto minusas. -10 tai ir tam tvartelį darosi ledas. Va, nespėtų suvalgyti dar. Tai va, valgykit jūs. Šaltis smeigia, kaip spelgėsi visur, ne? Gana šiandien. Gyvūnai apšerti, krosnis užkrauta, žvarbokus vėjas. Danieliai ten ėda, tolumoje. Jei matosi, nesimatys. Einu ir aš, šeimininkas, truputėlį kažką papusryčiaus. Ir svarbu gyvūnai. Turi ko atsigert ir turi ko pavalgyti. Kol kas tiek. Pritraukau kavos, tai reikia važiuoti ir žiūriu, kad automobilis prišalęs. Bet taip gerai šitas produktas veikia, man patinka, kad jau net į pabaigą eina. Nereikia šveisti, pamiršęs apie šveitimą, apie gremžinimą langų, o dar truputėlį ir šitas patepliojam. O. Šiaip nemažai išeina, jeigu taip pastoviai. Pigiau tikrai, kai čia kažkuriam video sakiau, tai sako pigiau nusigremš, tai visą laiką pigiau, žinokit. Ir su mašina į darbą brangiau važiuoti negu su dviračiu arba pieškom. Tai čia faktas, tiesiog mes visi mokam už komfortą, už greitį. Tai galima ir namą pasistatyti su garažu ir laikyti automobilį garaže, tai tokių priemonių nereiks, bet kas norit greitai, patogiai nusišerkšnint langą, tai tikrai šitą priemonė vau ir super. Žiūrėkit, kai veikia. O lietuvai truputėlį slabakai. Bet ką, nieko nereikia nei. Gal kažkiek liekia tokių ryskių šalčio. Va čia kur valytuvas nevalo, taip šalo. Bet visa kita tai veikia produktas, veikia. Primenu, kad aš jį laikau kambaryje, tai didesnis efektas būna. Jie yra plasmasiai, tai reikia trigerį spaudyti arba aerozolinis. Tai aerozolinio mažiau užtenka, jis pigesnis, bet patogesnis, nereikia spaudalioti. Nėra mano mėgstamiausios kavos, tai prigriebiau šitą. Šitą irgi ganėtinai skani, viskas su jie tvarkoj, bet tas skanesnė. Ir taip truputėlį pigesnė. Šitą brangesnė. Skardoje pasibaigė, tai pasibaigė. Varau papusryčiausiu. Kaip gerai automatika. Spaudi pulteliuką ir vartai atsidaro. Paspaudi kitą kartą knopkį. Ir vartai užsidaro. Kas pusryčiams, mini kiaušiniai, mini ūkio kiaušiniai. Virsiu, seniai viriau. Tai prieš savaitę, kažkaip savaitgalį vis mėgstu kažką pasigaminti. Ir skani kavytė bus. Lemba, pavalgiau, papusryčiavau, atsigėriau skaniaus kavytės ir kažkaip žiūriu, kad aptvare labai jau taip tyku, ramu. Nėra tuščia iš vis. Tai galvoju, nueisiu ir pasižiūrėsiu, kodėl čia taip tyku, kodėl čia taip ramu. Nes Danieliai ėda, krosnis kūrenasi, tai kad šalta, tai suprantu. Nu va, vištos. Arba jos čia lesa,
arba jos vat ten pas triušius. Nes nėra, va taip kampais visos. Pum, pum, pum. Ir tas kažkaip toks įtarimas, ar nebus kažkas čia kažko griebė. Nu ir ką. Laukiam. Parodysiu. Vanagas. Tai šį sezoną pirmas vanagas. Nebijo nei mano šitos baidyklės, nors jau gal prarado. Tai reiks dastatyti. Ir va, visiškai netoli. Va, visiškai netoli. Prašau. Va. Sudraskyti. Va. Dar net kraujas. Šviežutėlis. Va. Tai ką tu gali pasakyti? Nupeši. Ir neina. Tai man atrodo, kad čia ne šiandien ryte, bet vakar, gal vakare, ar kada. Žodžiu. Ir matau, kaimyno karveliai neskraido. Žodžiu, viskas apraminta. Tai vat, vištos čia laksto. Čia bus višta, jau čia nuėmės. O, 2 ledai viename. 2 ledai viename. Nu, žinokit. O, va, pirštinės šitos nuostabios. Vingum aptrauktos, kokybiškos. Labai patinka man ūkyje. Nei sušlaps, nes anksčiau būdavo, kai nepilnai gumuotos. Tai bijai, kad sušlaps. O dabar, va, gali paprasčiausiai niurkytis. Vandenį išgribinėt ir net rankos neatšala. Aišku, nėra patogu kamerą valdyti, bet užtat prie ūkio labai patogu. Tai jeigu jei nesat giedrys ir nefilmuojat, tai rekomenduoju šitas pirštinės. Kokios? Aišku, kad bernerinės. Tai kur dirbu, ten ir perku. Ką reikės tų neleisti? Kad jam irgi jau prišalo vištelį. Taip. Oho, tik atitirpinau. O, matai, kas darosi višta. Aik, gerk. Atgyvenimas. Labai faina šita višta, fainuliška. Atgražiai gyvena. Net neėda bulkos. Šalta. Nepratę ir vištos. Bet tik kokią vištą nunešė, manau, va tokios spalvos kažkokią. Nes gaidžiai tai visi. Nu tai va raiba. O, fainas uglytė išlindo. O, ką, reiks eit sumontuoti videką. Rytoj į darbą. Tikiuosi, rytoj taip šalta nebus. Mini ūkis laksta jau visur. Dar tiesa, grįžtant prie tos pačios temos apie Contribee, tai nenoriu būti, kaip sakau, tik ėmėjas, noriu būti ir davėjas. Tai kažkada mąsčiau, kad kiekvienas prisijungęs prie Contribee gaus kažkokią dovanėlę. Dabar mąstau, kad ne kiekvienas prisijungęs prie Contribee gaus dovanėlę, bet, nu, kaip aš sakau, kas mėnesį kažką sugalvosiu, padovanosiu Contribee. Kadangi pirmieji video šio mėnesio ir visa bus apie remontą, ir kaip aš sakau, visi esam remontininkai, tai turiu va tokią dovaną paruošęs. Ši dovana buvo paruošta, kai pradėjau dirbti Bernerį ir galvojau, išliks ištisus metus Contribee žmogus, kuris ten dės ne tik po 3 eurus, bet po daugiau remiančią prenumeratą. Tai vat galvojau įdėti tokį dovanų jam, bet dėja, kadangi aš neplėtojau Contribee, tai jis pabėgo. Tai gal galvoju, kas prisijungs prie mano Contribee, tai aišku gaus video, pirmieji pamatys mano video ir gal šitą dovanėlę įskirstysiu, gal padalysiu atskirai, bet žodžiu, gaus tikrai pakabuką, gaus tikrai lipduką
ir kažką tai tokio iš Bernelio produkcijos, ką tikrai sunaudos garaže. Tai jeigu atsiras tokių, kurie prisidės į Contribee. Jei nebus kontribistų ir nebus kam dovanot, tai nebus nieko čia baisaus. Tai jeigu gali, nori ir palaikai mane, prisidėk finansiškai prie Contribee. Jei negali, yra per daug tie pinigėliai, tai būk geras, nors palaikink video ir pasidalink su draugais mano video, mano veiklomis. Tai taip padėdamas man tobulėti ir eiti tik į priekį. Tai va, ruošiuosi kelionėm intensyviai, darau aišku ir video, filmuoju, kad nebūtų toks kažkoks balaganas. Ruošiu motociklus, eigoje viską parodysiu eigoje. Tai kai visą laiką kas prisideda, kas stengiasi dėl mano tobulėjimo, ačiū tiems, o kas tik žiūri, tai džiaugtis, kad rodo. Iki.